Na, jos atsiranda, kaip pasakyti, laikui bėgant. Niekada, turbūt ne viena daina nėra parašyta taip iš karto prisėdus. Pirmiausia, visada atsiranda muzika. Ir mintis, kurias sukelia ta muzika, man po to gula ant popieriaus. Tai trunka maždaug mėnesį, 2 kartais. Ta pačia Laužo šviesą aš rašiau kažkur apie 1,5 metų maždaug. Na ir turbūt šaunu, kad grįžęs iš armijos taip vis dėlto staigiai palyginti vėl suradai bendraminčių ir vėl foje koncertuoja. Be abejonės, tai labai džiugu, bet kol kas aš labai esu nepatenkintas to, ką mes darome ir man atrodo dar yra ko siekti ir yra ką taisyti. Visų pirma, mes neturime nei koncertinės patirties. Kolektyvas dar yra kaip nesusigulėjęs, nes žmonės yra nauji dabar. Tiksliau, ne visi nauji, bet pusė žmonių yra naujų ir todėl dar turi kažkoks praeit laikas, kol mes galutinai sutapsime. Na ir matyt, galim atsakyti žiūrovams, kol yra tas dvasios nerimas, kol kažko trūksta, bus ir tokių dainų. Man atrodo, tas dvasios nerimas visada bus. Tai turbūt palinkėsime foje ir Andrei Mamontovui sėkmės.